Sveiki, aš esu Goda, mokusi Ramos pagrindinėje mokykloje. Goda yra puiki. Ji ne tik tai klasės siela, ji ir miesto bei respublikos renginių nugalėtoja. Tai yra olimpiados, konkursai ir visa, kas įmanoma. Viskas priklauso Godai. Prizinės vietos priklauso jai. Tiesiog Einšteino palikuonis. Daug skiriu laiko mokslui, tačiau yra mano daug ką veikiu ir po pamokų. Tai esi mokyklos Seime? Taip, esu ir mane mokiniai tenais išrinko, vyko balsavimas, balsavimai vyksta kas 2 metai renkami ir taip išėjo, kad esu ir dar mokyklos Seimo mokinių prezidentė. Goda tikrai smagi draugė, aišku, būna, susipykstam, susidraugaujam, visaip, aišku, bet nežinau, Goda šiaip tikrai smagi gera draugė, palaiko kitus, rūpinasi. Kūrybinga, nuoširdi, jautri draugų skausmui, sakyčiau, padedanti visada, ne tik draugams ir mokytojams po pamokų, kai turi laisvo laiko. Žodžiu, vaikas kaip turi būti, žinių bagažas pilnas. Taip pat skaitau, aišku, kaip kiekvienas vaikas, nesvetimas man ir kompiuteris bei televizorius. Ką skaitai? Na, daugiausia tai grožinė literatūra, aišku, nesvetimas yra enciklopedijos. Šiaip patinka įvairios knygos, detektyvai ir šiek tiek fantastika. Ko jai palinkėtumėt mūsų žaidime? O, be abejo, kad sėkmės. Galbūt net iškopti į patį aukščiausią finalą. Goda privalo laimėti, jeigu taip toli nuėjo jau, tai atgal grįžti nebegalima niekaip. Kas bus, jeigu Goda laimės 1000-mečio vaikų vardą? O tai būtų pats geriausias mūsų mokyklų, nes labai ją didžiuosimės ir džiaugtumėmės. Norėčiau visiems jums palinkėti sėkmės žaidime ir kad tai, apie ką jūs svajojate patekę į šitą žaidimą, išsipildytų. Na, Šarūnai, papasakok apie save. Na, aš esu Šarūnas Domarkas, iš Klaipėdos Versmės pagrindinės mokyklos, mokusi 7C klasėje. Mėgstu įvairias pamokas, pavyzdžiui, istoriją, informatiką, mėgstu technologijas, ypač kai reikia dirbti su medžiu. Toliau mėgstu kūno kultūrą, mėgstu žaisti krepšinį, tinklinį, futbolą. Kalbinam Šarūno bendraklasius. Taigi, koks yra Šarūnas? Jis yra labai optimistiškas, labai draugiškas, visada punktualus ir man asmeniškai yra labai geras draugas. Šarūnas yra džentelmenas. Tai yra santūrus, turintis didelę savitvardą ir tęsintis žodį. Ir jeigu Šarūnai, kokie nors reikalingi atlikti, jisai žinai, kad visada atliks iki galo. Labai draugiškas, paslaugus, nepalieka bėdoje, visą laiką padeda, kai reikia. Ir šiaip labai fainas, draugiškas. Pašokdina per šokius? Jisai neina į šokius. Kodėl? Jisai mokosi. Kartais skaitau, mėgstu fantastinės, istorinės, kai kurias mokomasias, bet jeigu jos yra įdomios ir su įdomiais, intriguojančiais faktais. Tai yra mokytojo svajonė. Žingeidus, susikaupęs, įdomus ir visada norintis kažką tai sužinoti naujo. Jis labai geras, labai panašus į visų filmukų herojus, visą laiką su minom juokingom. Labai fainas draugas. Nors vieną pavyzdį, kokio filmuko herojų jis labiausiai panašus? Nemo žuviukas. Simpsonai. Simpsonas į Bartą? Taip. Šarūnai! Sportuoji, sakei krepšinis, lankai kažkur dar kažką? Taip, lankau krepšinį, lankau baseiną, lankau medžio darbus, kaip ir sakiau, nes man jie tikrai patinka. Ir taip pat ruošiuosi priimti sutvirtinimo sakramentą. Pagirtina? Kokia muzika patinka tau? Daugiausia klausausi užsienio atlikėjų, pavyzdžiui, Black Eyed Peas arba Linkin Park.
ir patinka rokas, hip-hopas. Kaip galvojat, kaip seksis pas mus? Mes visada turim viltį, mokytojai tiki savo mokiniais. Ir aš labai tikiu, kad jis padarys viską, ką jisai gali. Už tai, kad jisai moka susikaupti. Projekte jis žinoma, tikėkime, laimės. Tikrai laimės. Laimės. Tikrai laimės, čia be abejonių. Aš tikiu, kad jis laimės. Visą laiką tikime, kad jis laimės. 100% jis laimės.